Kiekviena diena. Naujas video. Prenumerok D. Kas, Sofija ieško? Atspėjai. Nu, tai atspėti nereikėjo, kas tavęs daugiau gali ieškoti. Kas nors svarbu? Nežinau, rašo, turi kažkokių gerų naujienų. Ta prasme. Nu, tai kokias geras naujienas? Nu, taigi pasaky. Kodėl ne telefonu, taigi? Gerai. Gerai, atvažiuosiu kaip nori. Ką reiškia atvažiuosi? Turiu lėkti. O alus? Gal kitą kartą. Ką kitą kartą? Tai jeigu tu santykių pradžioje jinai pašvilpia ir tu namo važiuoji, tai po pusvalandžio grįši alaus atsigėrė. Ar tu po padu visą gyvenimą nori būti? Sėsk davai. Neaptarėm, iš kur mentų lipdukus gausim. Mašinas ko klijuosi. Gerai, okei. Aš per National Geographic žiūrėjau, kad vyrai, jeigu santykių pradžioje užsileidžia bobą ant galvos, tai 98% visą likusį gyvenimą tau ant sprando sėdės. Aš tau rimtai sakau. Tai nori nuo chemijos pradėti. Atsikratyt. Jau metus kaip laiko, bijo. Pusę tonos. Aha, ir už jokingus pinigus, blin. Šiam gabalų paprašė. Vot aš iš karto įjungiau durečką, tipo Henry, jo majo, sako, ne. Aš žinau, kaina gera. Nu, aš ir sutikau. Čia praktiškai pusę kaina. Čia taip nedaug liko, tai nenoriu lėkštę tiržėti. Pinigus dabar paduot? Aha, taip, babkės pas mane, o Larčikas Marčikas tegul ima busiką. Gerai. Reikia bėnios. Reikia patikrinti chemiją, o gal ten fuflo. O jo, teisingai, kelk ir ant kojų ir beniuką. Jo, tu paimsim, iškepsim tokią krūvą saliamį, gerai, prikimšto. Nu, atiduosim skolas, pasikelsim, suklestėsim. O, galėsi igliukai karolius nupirkt iš perlų. Jo, tiesa, skani sriupa. $60. Perskaityt. Suvyniosiu. Tiesa, su šarkiu kantačinai. Liepė nesikišt. O kaip? Tai, blin, ir man irgi liepė nesikišt. Buvo čia prilėkęs, žinai. Bet gal gerai, jie ten tarpusavį įsiaiškins. Teisingai. Ne, blogai. Gerai. Taigi žinai, kad ir aš galiu eiti po volų. Blin, Ferdinandai! Jau bazarinam. Jo parodymus iš šiukšlių dėžę. O tave į kas? Man, išpirksim. Ir apšė, koks pontas šarkiui tave sodint? Subirės piramidė. Jo, majo, jis labai pragmatiškas žmogus, žinai. 9 kartus atmatoja, o 10 kartą irgi atmatoja. Ja, nu ką, все? Gerai, davai. Gerai, važiuok. Varau, jo. Ne, nevarau.
Dabar jau varai. Aha, skani sriuba. Gerai. Ir gliukai linkėjimus. Yra. Pata. Ačiū. Baigiai? Jau beveik. Tu sukeli raktą. Manai padės? Darau, ką galiu. O tai pasiskambinu ir važiuoju. Dabar? Nėra ko laukti. Rytoj teismas gali leisti suimti mėnesį, tada jau bus sunkiau. Žinai, aš galvojau, kas bendro tarp jūsų su Rolandu? Jūs tokie skirtingi. Jis mane myli? O tu jį? Nežinau. Taip nebūna, žinai. Rolandas man labai artimas. Man to užtenka. Žinai, vieną kartą atsibundu naktį, žiūriu, Rolo nėra. Radau terasoje jį. Prisėdom, išsikalbėjom. Jisai buvo labai atviras. Papasakojo viską apie nuodus, pinigus, ginklus, visą tą mėsmalę. Aš tada supratau, kad jisai viską darė dėl manęs. Mane norėjo nužudyti, o jisai mane gelbėjo. Tai jis man pasakojo. Papasako, kaip susipažinom. Ne. Kalėjime. Jisai sutiko man dirbti pagal agentų programą. Aš tuo metu jaučiausi atsakinga už jį. O paskui, kai viskas pradėjo byrėti, jisai vienintelis nepabėgo, nepasitraukė. Jisai viskuo rizikuodamas mane gelbėjo. Dabar laikas man to pačiu atsilyginti. Man atrodo, tu jį biškai idealizuoji. Gali būti. Ką blogai? Ne. Tiesiog aš nemaniau, kad kokia nors moteris kada nors taip gražiai kalbės apie mano brolį. Gerai. Skambinu Šarkiui ir važiuoju.
Tikiuosi, telefonas nepasikeitęs. Kikvina Dino. Najas video. Prenumerok D. Simonai. Simonai skambina. Opapa, kas man skambina. Simonas Šarkys klauso. Rytoj su jumis mielai papietaučiau. Dabar atvažiuokit keliom minutėm. Adresą atsiųsiu. Nagi, kasgi čia? Neįsivaizduoju, kas man skambina. Buvusi Lietuvos Respublikos prokurorė Dovilė Dovydaitytė. O dabar rolo geiša. Okei. Koks netikėtas ir egzotiškas posūkis karjerui. Tina, tu man paaiškink. Klausk. Kaip pareigūnė, kurios moto buvo ginti, saugoti, padėti, gali būti susidėjus su žudiku? Meilė. Na, tu atvažiuosi ir aš jūs paklausiu. Tai būtinai paklausk. Į svečius pakvies. Tu juokauju. Lakių po stalu prikaišiu. Fui, tikrai nehigieniška. Apie rolą kalbėsit? Ja, bandysi. Bandysi ištraukti. Kaip prokurorė buvo labai gera. Ilgas rankos, visur vėjų, su kurių padarydavo. O, veiksmo moteris. Veiksmo moteris. Ksena. Tikrai. O tai kas nutiko? Kas nutiko, aš jai padėjau iš darbo išeiti. Oho, kaip? Pareigūnės darbas yra nesuderinamas su bipoliniu sutrikimu. Vargšelį. Kodėl vargšelį? Kodėl tu mano visus priešus vargšeliais vadini? Kada tu būsi mano pusėje? Ui, tu vargšeliukai mano. Aš visada tavo pusė. Tai ką, rolas pasėdės? Tina, nors tu nesėkišk. Sofija? Sofija? Kodėl durys neužrakintos? Sofija! Sveiki, adresatas šiuo metu yra nepasiekiamas. Prašom bandyti vėliau.
Labas, Dovilėtytė. Sveiki. Tokia atrodo palisėjus atsigavus po Ispanijos. Į naudą visai. Užjaučiu, kad reikėjo tiek streso dėl Rolando patirti. Žinau, kad jis kėsinosi jūs. Čia vis tie nebaigti reikalai. Jis mane dar bandė ir nunuodyti. Taip pat kaip ir jūs mane kažkada. Čia Rolando fantazijos. Bent jau man pasakų nesekit. Kai pareikalavot grąžinti Rolando pinigus, jis iškart suprato, kad ieškosit kito vykdytojo. Todėl ir nusprendė jūs pašalinti. O kaip jūs vertinate šitą situaciją teisiniu požiūriu? Labai blogai. Bet aš nieko nežinojau. Bent jau dabar nekartokim tos pačios klaidos. Kas čia yra? Čia viskas apie jūs. Jūsų herojai. Kintas, jo meilužė Ana, Ignatavičius, jo žmona ar Armonas. Jeigu nepaleisit Rolando, šitą medžiagą keliaus visur. Kriminalinio biuro viršininkui, saugumui, į prokuratūrą, į redakcijas. Dovilė Dovilytytė, pažiūrėkit man į akis. Ar matot šitos akyse baimę? Matot? Dabar paklausyk. Man nusispjaut, kam tu susi šitą beletristiką. Tu čia viską iš baimės. Iš baimės darai, dabar paklausyk. Buvo toks verslininkas Vainoras. Kailiais prekiavo. Sudegė jo mašiną. Tada jis pats dingo, paprašė išpirkos. Išpirką gavo, patį rado negyvą. Ir todėl aš sulaikiau Vandę Rolandą, o ne todėl, kad jis bandė mane nužudyti. Ir aišku, mano patarimas – nesikišk. Gražios dienos. Nu, neatsirado? Ne. O telefonas? Išjungtas. Žiūrėkas, iš čia važiuodamas pagalvojau, gerai, o jeigu čia podstava yra? Jeigu jinai pati babkė susirinko, narkotikų susirinko ir kojas? A? Ką tu pezi čia? Durnas tu gal. Neįmanoma čia yra. O ko tu toks tikras? Kas čia? Testas. Koks testas? Nėštumo testas. Laukėsi, nesupranti. Tokia ir buvo ta geroji naujiena. Iš vis nebūčiau kėręs pas tave, gal būčiau suspėjęs čia atvažiuoti. Ai, tai dabar aš kaltas, ne? Nekaltas, tai... Kas čia? Nuo Sofijos? Ne. Kikvinadino. Naujas video. Prenumerok D.